Laidą pristato Auksinė mintis. Ar žinote, kodėl moteris baisiau už mafiją? Atsakymas. Mafija leidžia rinktis pinigai arba gyvenimas. Tuo tarpu moteris pasiima viską. Plačiau miestelio naujienas aptars Politikių klubas. Labas vakaras, kolegė. Nu, sveika, kaip gyvenam? Ar jūs girdėjote, kolegė, kas nutiko? Kur? Kada nutiko, nieko nežinau. Na, jūs girdėjote, kad jau ir antrasis teismas grąžino Juozo Miltinio dramos teatro buvusį vadovą Rimantą Teresą į darbą. Na taip, girdėjau, žinoma girdėjau. Taigi jau dirba, Anas, ne? Tai žiūrėkite, kas nutiko. Ir kasgi čia galėjo nutikti? Taigi, kaip žinia, trečiadienį apygardos teismas patvirtino žemesnės instancijos nutartį, kad Teresas iš darbo yra atleistas neteisėtai ir privalo būti į jį grąžintas. Ir teismo sprendimas įsigaliojo nuo ketvirtadienio. Nu taip, Anas, ketvirtadienį turėjo grįžti darban, supratau. Nu tai viskasgi čia elementaru. Kaip teismas įpareigojo, ketvirtadienį Teresas atėjo į darbą Miltinio dramos teatre ir ką jūs savo manote? Nu ir ką, viskas gerai, ar kokių nesklandumų buvo, ką? Tu, kolegė, net neįsivaizduoji. Tai kasgi nutiko, sakyk, nebetimk kitos gumos. Pasirodo, jį iš darbo atleidęs vikšraitis dingo kaip į vandenį. Taigi Anas žinojo, kad išvytas darbuotojas ateisins darbinti ir tai ko Anas netėjo pats darban? Na, neaišku, kaip ten buvo, bet kad būtų sutvarkyti priėmimo į darbą dokumentai, aktoriui teko kreiptis į savo advokatą ir net į kultūros ministeriją. Nu va, tai tau tikrai tas direktorius dabar? Na, o šito niekas nežino. Sekretoriato darbuotojai sakė, nežino, kur yra teatro direktorius ir nežino, kada jis bus. Nu bet šitaipgi neužna, čiagi, kaip čia pasakyti, nebegražu. Tai kur tai taip neįdarbina išmestą aktoriaus? O žinote, tik po skambučio į kultūros ministeriją įdarbinimo reikalai pajudėjo. Direktorius elektroniniu paštu atsiuntė įgaliojimą tvarkyti aktoriaus įdarbinimo reikalus. Bet tai palauk, jei darbinė buvo pačio direktoriaus, taigi reikia jam dabar užfiksuoti projektas ir tada jo likimus spręs pats naujasis kultūros ministras. Taigi apie tai, manau, bus kalbama artimiausiu metu, nes Rimantas Teresas, vienos iš 2 teatro profsąjungų vadovas, gavo kvietimą šią savaitę apsilankyti pas naują kultūros ministrą Šarūną Birutį. Taigi, manau, turės apie ką pasikalbėti. Nu va, kaip matau, gražiuoju reikalai užverti prieš keletą metų teatre taip greit nesbaigs. Taip sakant, teatro darbuotojai ne tik scenoje, bet ir gyvenime. Ir, kaip sakant, po darbo valandų linksmina panevėžiečius ir visas Lietuvos žiūrovus. Taip sakant, dirba net išsijuosi, kelia teatro reitingus.